susirinkusiems. Prasidėjo vasara, o pas mus Gižuose vasara prasideda gražia švente, Švento Antano atlaidų švente. Tad mes gižiečiai, turėdami tokią gražią Švento Antano paduviečio bažnyčią, šios šventės negalime nešvęsti. Tai graži šventė ir mes visi kartu turime ją išsaugoti, puoselėti ir visi kartu daryti, kad ši šventė būtų graži, patraukli ir kad mes kiekvieną vasarą, Birželio mėnesį per Antano atlaidus susirinktume į šią šventę, kaip ir šiandien, tokiu gražiu būreliu žmonių. Tad už tai, kad mes turime tą gražią šventę, mes norime pirmiausiai padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie šios šventės, kurie puošė bažnytėlę, tvarkė aplinką, padėjo mums ruoštis salėje. Taip pat norime padėkoti chorui mūsų. Labai dėkojame svečiams, kurie prisijungė prie mūsų bažnytinio choro ir šiandien mišiuose galėjome išgirsti gražias giesmes. Taip pat labai norime padėkoti mūsų svečiui, broliui Gintarui Vincentui Tamošauskui, tikrai už nuostabės mišias. Dėkojame jums visiems, kad šiandien esame kartu. O šiandien šalia manęs nuo gegužės mėnesio bendruomenės pirmininkės pareigas einanti Virginija Svirupskienė. Ir mes esame labai dėkingi, kad jinai pasiryžo šioms pareigoms ir tikimės tikrai, kad nudirbsime daug, padarysime daug darbų, paruošime daug projektų, bet viską mes galime padaryti tik kartu su jumis. Tad Virbute, žodis tau. Labadiena visiems, truputį nedrąsu man, bet aš jaučiu jūsų didelį palaikymą ir bendruomenė, tai mūsų Gižų bendruomenė, visi seniūnijos gyventojai, kurie rūpinasi, nori gražiai gyventi, gražiai bendrauti. Ir ši šventė irgi Antano atlaidai, graži pradžia to bendravimo, manau, jisai ir toliau. Smagu matyti daug žmonių iš tikrųjų susirinkusių į šią šventę. Noriu pasidžiaugti visais aktyviais darbais, kuriais nuveikėm ir mokykloje tvarkėm aplinką, įkūrė, mums padėjo su mokykla kartu, su Cesudute direktorė, bendruomenės pieva, kartu dalyvavom, daug ko ją darom. Buvo smagiai praūžiai mums kaimyno diena, važiavom į Ramoniškius kinkytais arkliais pasipuošę ir laukėm iš Keturvalakių kaimynų į svečius atvykusių ir smagiai praleidom laiką ir manau, tas bičiuliavimas nenutruks. Taip pat su didelė meilė ruošėmės ir šiems Antano atlaidams. Moterys kepė sausainukus, kartu su jaunimu juos dekoravome, buvo smagu juos puošti, nes žinojome, kad tai nuteiks jūs smagiai ir šypseną sukels jums. Taip pat nuoširdžiai kviečiu įsijungti į mūsų bendruomenę naujus narius. Ar kurie buvo truputį primiršę mūsų bendruomenę, prašau sugrįžti. Ir dalyvauti visuose renginiuose aktyviai, kas žodžiu, kas darbais, kas šiaip mintimis pasidalinti. Ir tikiu, kad jūsų prisidėjimas visas šitas padarys mūsų Gižų kaimo bendruomenę didelę vieningą šeimą. Taip pat dar noriu pasidalinti Mačernio žodžiais. Mokėkime gyventi nors ir dūžtančiose formose. Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė. Todėl neįmanuokime, jei aplinkui tamsu. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą. Šiandien iš tikrųjų graži proga susitikti. Vasaros pradžia siejama su Antano atlaidais, su Antano vardu. Senovėj šienapjūtė prasidėdavo antaninėmis, o dar lietuvių patarlė yra tokia, kad per šienapjūtę net tvoros žydi. Tai tom pražydusiom gėlėm norėtume pasveikinti mūsų Antanus, čia esančius susirinkusius, ir įteikti joms po mažą dovanėlę. Kviečiame Antanus, Antaninas. Drąsiai visi Antanai šiandien, ateikit arčiau mūsų. Mes turime jums po mažą dovanėlę. Ir sveikinam su jūs tikrai gražia diena. Sako vardas puošia žmogų.
o dar gražiau, kai žmogus puošia vardą. Paplojam visi Antanai, o mes jums norime padovanoti po mūsų Gižų kaimo bendruomenės meduolių ryšulėlį, kad gardžiai prie arbatos pasivaišintute ir prisimintumėte, kad tikrai Antanas tikrai vertas jūsų vardu. Tad Antanai, sveikinam jūs. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti. Aš esu Pagyvenusių žmonių klubas Rudenėlis pirmininkė. Ir norėčiau pasinaudodama progą pasveikinti mūsų klubų Antanus, kurie tikrai puikūs žmonės, puikūs, jeigu pagalbos pas Antaną, Šventą Antaną gali prašyti, tai mūsų, jie tiesiog atspėja mintis, ką reikia padaryti. Šaunuoliai mūsų tie Antanai ir noriu tikrai jūs pasveikinti. Palinkėti ąžuolo stiprybės jiems. Plojame visi smarkiai mūsų Antanams ir mūsų Antanams ir svečiams. Tad ačiū Antanai, be jūsų šiandien nebūtų šios gražiaus šventės. Pirmas kartas, bet duok Dievę, kad nepasukti. Visur teko švęsti Antanines, bet tokios progos, tai prabotiniai. Tai teisinga, kas tai sugalvojau, Danutė, nu ir labai dėkingas. Ačiū visiems labai, sveikinu. Ačiū visiems. Dėkui dar. Šiandieną mūsų šventėje dalyvauja tikrai nemažai svečių. Pas mus vieši Vilkaviškio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Svaja, Vilkaviškio Pagyvenusių žmonių klubas Rudenėlis, Vilkaviškio Aušros gimnazijos jaunimas. Retas negirdėjęs esame apie Vilkaviškio miesto Pagyvenusių žmonių klubo Rudenėlį. Jie aktyviai ir šalingai veikia, jie šoka, vaidina, rengia įvairias šventes savo ir miesto bendruomenėje. Ir aišku, dainuoja. Smagu, kad šiandien per šventas mišias jie prisijungia prie mūsų bažnytinio choro. Šiam kolektyvui vadovauja mums jau visiems žinoma Rita Štrimaitinė. Tad ir kviečiame šį kolektyvą pradėti mūsų muzikinę programą. Kviečiam Rudenėlis į sceną. Ačiū labai. Tikriausiai mane pažįstate, aš esu Rita Štrimaitinė, kolektyvų vadovė ir norėčiau pirmiausiai pradėti tokiais žodžiais. Laimingi tie, kurie moka žvelgti savo ateitį. Laimingi tie, kurie moka atsigręžti į savo praeitį. Bet laimingiausi tie, kurie pažįsta save dabartyje. Na, tikriausiai jūs supratote, kodėl aš pasakiau tokius žodžius, nes tikrai noriu grįžti į savo praeitį pirmiausia ir pasižiūrėti, koksgi mano tas kelias buvo. Kadangi aš Gižus vadinu savo antrąją gimtinę,
aš pati esu gimusi Kybartuose ir užaugusi, bet ten tiktai 16 metų praleidau, o Vyžuos praleidau 20 metų, todėl praėjau mano čia patys gražiausi metai, patys brandžiausi metai, kai aš mokiausi stotis ant dviejų kojų, mokiausi dirbti, o išmokti dirbti tikriausiai irgi yra labai svarbu gyvenime. Taip, tas metas todėl ir įsiminė man labai ir įstrigo širdin. Ir aš norėjau būtent čia atšvęsti savo 35 metų darbo. Na, tokį jubiliejų, ar čia galima pavadinti jubiliejų, bet tik tiesiog nuėjau tą kelią ir pasižiūrėti, ar aš tikrai nuėjau kažkur tai ir kiek nuėjau, ir su kuo nuėjau. Ir tikrai einu su nuostabiais žmonėmis, su nuostabiais mokiniais, kurie yra mano sielos veidrodis turbūt. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man Dievas pirmiausiai siunčia gerus žmonės, nuostabius žmonės, dvasingus žmonės. Ir visiems pirmiausia norėčiau padėkoti už ėjimą kartu ir pirmiausiai Gižams, kad jie mane subrandino ir išaugino. Ir kaip sakau, galbūt dabar Vilkaviškyje, aš jau esu 15 metų, gal dar 5 metus likau ir aš galėsiu skaičiuoti Vilkaviškyje 20 metų. Na, iš tiesų, pakol kas Vyžuos nueitas kelias pasilgiausias. O kad pažymėti šitą jubiliejų, šitą progą, tai aš tiesiog sugalvojau, kadangi dirbu ir bažnyčioje ir man tenka sekmadieniais patirti nuostabų laiką, kada aš galiu pati atverti tą savo balsą ir pasimėgauti giesmę. Tai ir sugalvojau po švento tokį renginuką. Kadangi mano kolektyvas senėlių dainuoja du Antanai, tai iš vis labai buvo svarbu. Ačiū visiems ir dabar. Labai negirdėjau. Kadangi vadovė jau mus pristatė, visi pažįstat jau, tai aš tik tai galiu pridurti tiek, kad ne tik jums vadovauja ilgai ir jūs džiugina, bet taip pat subūrė mūsų kolektyvą nuo pat pradžių, jau 15 metų, mes taip pat jaunuoliai, šiemet švęsim 15 metų, su gerbiamas Rytelės mylimos Ritos vadovės, tokį sukaktį, tarp kitko, ji mus daro visada jaunos, stiprius, energingus, niekad mes nesenstantis, to nematom ir nejaučiam. Nu ir šiandien noriu šiuo jubiliejumi pasveikinti Rytelę pas jūs dirbančio tiek laiko. Ir džiaugiamės, kad mums teko garbė sudalyvauti šioj šventėj ir palinkėti kuo geriausios sėkmės. Tel aplanko vaizdą kūrybingais darbais, džiaugsmais ir te laimina Dievas jūs ir jūsų darbą. Nusėtas, bičių dūzgesių grikiai žydės, vakarais neužmigsi, klausysies savo jaunystės skambiausios dainos. Nu ir parodysim, ką išmokom. Šiek tiek stengiamės, taip pat kaip maži mokinukai, ir jaudinamės, ir balsai prikimsta, ir išdžiūsta, ir rankos virpa. Tad jūsų aukojimais mums suteiks didelę drąsą.
tai atliksime dainą Kelias ir Žėri tolija. Plaukia srovę, vingiuoja laukais ir kalneliais,
niekada virpulys mus lydi. Sako, vėl oro sukasi ratu. Groja muzika, bet aš dabar žiūriu ir galvoju, kaip ta muzika gali groti, kai visos poros arba po vieną, bet dar jos ir sėdi. Kaip čia dabar gali būti, Antanai? Paaiškink man, aš nesuprantu, kaip šitos poros bus. Aha, Maryte, bet pažiūrėsim, kada mes uždainuosim, ar jie sėdėti. pažymi darbą. Taip pat tai Ritelės muzika, o Leonardos žodžiai. Prašom autorė atsistoti. Atliks vadovė mūsų Rimvydas.
seniau, pasirinkus kaštonų delnos, jis ištaškęs dažus virš pušyno, ištirpo ir uosto karnos, ir paniro į plaukus man snaigės, lapinėno įstildo lanke, tai nejaugi laukimas jau baigės, aš dar vis gyvenu laukimu. Ir paniro į plaukus man snaigės, lapinėno įstildo lanke, tai nejaugi laukimas jau baigės, aš dar vis